vaikai, kurie gavo šiokį tokį karinį rengimą, nu gerai, paramilitarinį rengimą, jie užsikuria. Jie sužino daugiau, jie gauna pasitikėjimo ir atsiranda tas noras ir galvoti apie tėvynės gynybą. Tada pastebėjom, po gynybos įgūdžių kurso, jie jau daugiau ieško, kaip patekti jaunosius šaulius. Ar ne, su jaunaisiais šauliais, po to galvojas, o gal man reikia tarnauti kariuomenį, tada jau spręsim problemą dėl ten savanorių ir dabar problema nėra ir taip toliau. Tai va, čia reikia tie pirmi žingsniai žengti, dabar žinau, kad yra planas leisti tą kursą į 8 klasę, į 7 klasę, jau gerai, įsivažiuojam, tas yra sunku, instruktorių trūksta ir panašiai, bet tie pirmi žingsniai padaryti, tęsiam, matot, irgi čia tęsiam darbus. Kariuomenė mokytų ir jaunimą, čia jau irgi būtų progresas požiūrį. Aš nežinau, čia... Dalykas yra tas, kad niekada to neturėtų būti, bet, jeigu normaliam pasaulyje gyventumėm, bet negyvenam normaliam ir tada kaip ir reikia tos tokios, kad, kaip čia, čia yra tos dvi pusės, žinai, kaip čia požiūrio. Kad jeigu, man norėtųs, kad, žinai, tiek dėmesio būtų skiriama ne tai, kad, eik į kariuomenę, žinai, ir patriotizmas tėvyniai, apsitai, kad tu normalus žmogus būtum, tipo, pradžiai. Ar ten, nežinau, tas gyvenimo įgūdžiai, kad tiek padėmesio. Bet čia nėra gyvenimo įgūdžiams skiriama. Čia yra tas dėmesys skiriamas, karybai iš esmės. Ko vėlgi, žudbūt reikia, bet tai nėra tas, net nežinau, liberalus pasaulis, bet, liberalus pasaulio tokio ir nėra, kol teroristai kaip rusai bus. Žodžiu, čia yra labiau liūdesys, koks yra užpisantis ir pasaulis toks, kur, psichai, ambicingi psichai, gali karus pradėti tiesiog ir todėl reikia galėti apsiginti, todėl turim ten į kariuomenę siųsti ir dar kažką, arba ten turim programas daryti, kad sudominti vaikus kariuomenę ir panašiai. Kai, jokiam liberaliam idealiam pasaulyje, tipo, kuris norėtų, kad būtum, žinai, tas savo svajonėse, kad visi taikiai gyventų, to net neturėtų būti. Ir nes aš žinau, kaip tas praeina, žinai. Aš labai abejoju, kad ten daug vaikų išauks, kaip čia, aš abejoju, kad daug vaikų, žinai, jie į tą išauks kaip, protingi labai, ten ar dar kažką, ne, jie išmoks tiesiog, nežinau kaip išsireikšti, jie išmoks labai specifinių dalykų. Ir tai nebus nei kritinis mąstymas, nei dar kažką, nes čia ne ta pamoka, o man norėtųs, kad tas būtų labiau mokama ir mes užaugintumėm jaunus diplomatus, pavyzdžiui, ten, kurie nebus Žemaitaitis. Tai čia, tas toks, toks požiūris tiesiog, bet aš suprantu realybę, kokia yra ir kad gal vieną dieną to ir nereikės, bet dabar dėmesys ir tame atrodo, kad tu tame rate ir esi forever. Tipo, nes niekas neskiria dėmesio, kad vėlgi tos ateities lyderius užauginti. Ne, bet skiria dėmesio, nes reikia gynybai ir tada mes vaikus išmokysim kaip plaktuką turėti. Stiprų plaktuką, o tas yra tas posakis, žinai, kai tu turi tik plaktuką, visos problemos pradeda atrodyti kaip vinis. Ir man tas nepatinka, tipo, man daug kas čia tipo nepatinka, bet tas nepatinka, kad realiai tie žmonės ir būna, kur tada užauga, jie irgi kai kurie tampa arba politikai, arba jie tada, patarėjai politikams būna, ir jie tada per tą prizmę visas problemas išsprendžia, nes jie kitos net nemoka. Aš apie tai gal ir turiu klausimą, kada nors gal jeigu su Kasčiūnu kalbėti, koks yra tas filosofinis konservatorių užnugaris. Nes iš tos gynybos ir karybos esmės Kasčiūnas yra geras. Aš jam patikėčiau gynybą, viskas čia tvarko yra. Bet turi būti kažkas daugiau. Šalia to turi būti ir lyderiai, kurie sugebės mąstyti ir diplomatiją užsiimti, o ne tik tais karybą užsiimti. Tipo, kad įrankių suteikti ne tik plaktuką visiems ir mes į tą dėmesį skiriam. Ir ko reikia, irgi reikia, kad kuo daugiau, kuo stipriau bus mūsų nepuls, žinoma. Bet noris ne tik to. Ir čia pastovi dvikova, tipo, čia vienintelė problema, ne vienintelė problema, bet tipo, kad šalia tokius kaimynus turim, kur kaip ir mums reikia ir privalom tą daryti, nes visą laiką yra liūdna, nes, tipo, sakau, mano idealiam pasaulyje ne vienas žmogus neturėtų eiti kariauti ir nebūtų karo, tipo. Čia turbūt kiekvieno idealiam pasaulyje, nebent mes būtumėm kokie religiniai fanatikai, tada kur ten kitatikius reikia sunaikinti, ar ten šventieji karai ar panašiai, bet ne, mes, tipo, vis tiek, vakarų civilizacijos gyventojai niekas čia nenori karo niekad. Bet tada šalia urodų ten rusų gyveni, ar Amerikoje išrenka diktatorių, kuris pradeda karus ir ten, blet. Ir tas ciklas atrodo tęsiasi ir tęsiasi ir tęsiasi ir tęsiasi ir tos diskusijos metai iš metų, davai dar užauginam kartą, žinai, vaikų karių, žinai, bet tada gyvenimo įgūdžių programą padarai,
kur apsaugotų, pavyzdžiui, vaikus ten, kad pedofilai kunigėliai jų neprievartautų 3 metų ar 4 metų ten neliestų jų. Ir sukilimas. Iškart sukilimas iš opozicijų, marginalių partijų, dabar kurios, pozicijoje yra daugumoje koalicijoje, visą protą, kaip čia LGBTistai moko vaikus masturbuotis. Ne, seniuk, pakalbėk su bet kokiu vaikų psichologu. Blet, vaikai nuo 3 ten ar kiek metų pradeda savo lytinius organus ten tyrinėti ir paskui jie nesupranta, traumų jiem įvaro, kai kažkas liečia jos, nežino kaip pasakyti. Ta programa labai labai švelniai, labai pasitarus su psichologais, sugeba pamokinti vaikus, kaip reikia atpažinti, kur yra jų privarti erdvė, kad jeigu ką, galėtų pasakyti suaugusiam. Ir ir tu esi prieš tai, jie visi prieš tai. Bet tada, kai reikia gynybai, tada subėga visi, čia reikia būtinai. Kai reikia tradicinę šeimos vertybės išauklėti, irgi subėga visi. Kai krikščionybė reikia mokyti kažkokią, visi subėga. Ir atrodo, mes eisim forever tam cikle, kur, atrodo, neįmanoma iš jo ištrūkti. Net jeigu norėtum, net jeigu atrodo norėtumėm ištrūkti, nelabai galim, nes tada užpuola kokie nors rusai kaimynus. Mums pradeda grasinti. Ir tada, automatiškai, mums reikia poligonų, mums reikia gynybos, reikia karių. Bet jeigu tu augini žmonės, kurie, nenori karo, jie nenorės į karą, tai savanorių nebus. Tai tu turi tada automatiškai, kaip ir indoktrinuoti vėl naujos kartos dalį, kurie norės galbūt. Bet man tas visas ciklas nepatinka ir... Bet čia yra tiesiog ne tai, kad politika ar Kasčiūnas ar konservatoriai ar kažkas čia labiau realybė. Man šitas aspektas realybė žmonijos man tiesiog nepatinka. Kiek beprasmio karo dėl tikėjimo vienos ar kitos pusės. Ir čia ne religijos turiu minėjo literaliai. Vienas patikėjo viena propaganda, kitas patikėjo kita propaganda. Mąstymo niekas neišmoksta. Daug kas neišmoksta. Ir tada nėra kaip konflikto išspręsti ir vienaip ar kitaip įsirutulioja iki karo. Kitur godumas. Ir daug dalykų tokių sueina, kur atrodo visuomenė, jeigu iš tikro būtų racionalesnė ir protingesnė, gal mes galėtumėm kažkaip pasidalinti šitos resursus, kad nereiktų per tą karą aiškintis. Gal iš tikro visuomenė protinga nedėtų visko į išnaudojimus išteklius kaip naftą. O gal iš tikro davai sukuriam, davai visi transferinam į žalią energiją ir vapšė paibat mums tas regionas iš vis ir karų dėl tų išteklių net nereikia. Bet čia vėlgi, utopija prieš kaip norėtum, kaip turėtų būti, kaip realybė yra sudėtinga, bet mano mini rantas, okei. Tai čia aš išsiplėčiau mano mintis, kai jie kalba apie tą tipo su džiaugsmu, kad dabar įkalbinsim daug jaunų, kad eiti kariuomenę ir toks,